Jeigu nepažinsite savęs, tuomet jūs esate varge ir jūs patys esate vargas. Žiauriai pasakyta, labai žiauriai pasakyta, labai negailestingai. Ir tada kyla natūralus klausimas, o kodėl taip yra, o kodėl reiškia savęs nepažinimas, tai yra reiškia buvimas varge ir kodėl tai reiškia, kad tas, kuris savęs nepažino, jis yra vargas. Tame varge tai reiškia kūne ir kūnas tada tampa našta žmogui. Tiksliau sakant, ne žmogui kaip fiziniam objektui, bet našta jo sąmoniai, jo sielai, jo gyvybei. Kūnas tampa vargu, tokiu apsunkinimu tiesioginė prasme, nes jeigu žmogus nepažino savęs, tai jis turi mažai energijos. Ir tai yra kažkas panašaus, kaip nešti ant savęs kažkokį ten, sakykime, 80 ar 100 kg svorį. Kūnas sveria. Ir jį nešioti yra nelengva, reiškia, jį reikia aptarnauti, prižiūrėti, plauti, rūpintis juo, gydyti, ten maitinti, maudyti, guldyti, daug rūpesčio su juo. Ir jeigu žmogus netenka energijos, kitaip sakant, jeigu jis neturi norų, tai jisai neteks energijos, neturės energijos, to rezultate jo fizinis kūnas taps našta ir vargu ir prasideda dramos, tragedijos, reiškia katastrofos žmonių gyvenime. Kai kuriais atvejais jis baigėsi labai liūdnai, bet čia tik tai pirma dalis. Reiškia, antra dalis yra ta, kad jis pats tampa vargu, ta sąmonė, ta žmogaus, ta siela tampa vargu kitiems. Jis ne tik savo vargas, jis ir kitiems vargas. Kitaip sakant, fizinis žmogus tai yra objektyvi vertybė gamtoj, visuomeniai, kitaip sakant, žmonės į bet kurį kitą žmogų žiūri kaip į brangų daiktą. Bet kuria prasme jis yra brangus daiktas, ta prasme jį suinvestuota yra ten dešimtmečiai pastangų, žmonės jį augino, auklėjo, rengė, rūpinosi ten, reiškia, pačiu tokiu žiauriausiu, baisiausiu atveju, jeigu jisai žuvo, tarkim, katastrofos rezultate, tai jo organai tampa vertybė, jį nori pirkti medicininė įstaiga ir jo organus naudoti kitų gyvų žmonių sveikatai gelbėti. Kitaip sakant, jisai visapusiškai jis yra vertas daiktas ir jeigu šitas vertas daiktas taiga yra depresijoje ir nežino savęs, ir nežino tikslo, ir nežino kur eiti, ir nežino ką veikti gyvenime ir kokia gyvenimo prasmė, tai jisai tampa našta kitiem ir žmonės nežino, ką su juo daryti, kur jį dėti, tu jo negali gatvėje palikti. Jisai sušaus, numirs, reiškia, taip kaip, sakykime, nežinau, ten pamatę mažą vaiką gatvėje, pasimetus nuo tėvų mes, reiškia, puolam gelbėti, nes tai yra vertybė, savaiminė vertybė, tai suaugęs žmogus jo labiau yra dar didesnė vertybė, nes jį dar daugiau jėgų ir laiko įdėta. Ir šita vertybė, jinai staiga naštam, reiškia, viskas apsiverčia, viskas jo gyvenime aukštinkojom, valstybė turi jį rūpintis, artimieji turi jį rūpintis, reiškia, jeigu tu nesirūpinsi, tai yra gėda, tai yra sąžinės graužimas, tai yra priekaištai kitų visuomenės narių, giminių, artimųjų, reiškia, valstybės institucijų. Tu negali su juo taip paprastai elgtis, jis ne kažkoks akmuo, tai yra, reiškia, brangus, vertingas daiktas. Ir kitaip sakant, reiškia, tėvai jį kūrė, gamino, gimdė, augino ir dabar staiga, reiškia, tas žmogus pats su savim nesusitvarko. Tai čia yra, tragedija visiems. Kitaip sakant, savęs pažinimas nuo tam tikro momento žmogui tampa ne tik tai neišvengiamas, jis tampa privalomu. Ir jeigu žmogus to nedaro, tai jisai tampa našta savo ir našta kitiem, vargu savo ir vargu kitiem. Tai